Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Laidos rėmėjas Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Toyota Hilux tikro medžiotojo automobilis. Visos valymo paslaugos. Valumina. Patikimas partneris. Kėbulų remontas. Dažymas kameroje. Transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Mėsos meistrai. Pagaminta žinovų. Sveiki. Mano pareiga priminti, kad gruodžio 15 baigėsi ančių ir žąsų medžioklės, o visos kitos, kurias leidžia šiuo metu galiojančios medžioklės taisyklės, ir toliau tęsiasi. Apie jas mes ir rodysime laidose, o šiandien laidoje matysite. Dėkui visiems susirinkusiems. Buvo, aišku, daugiau žmonių kviesta į tą jau beveik tradiciją tapusią Tauro rago laidos medžioklę. 16 metų šiai laidai. Šiandien medžiosime valstybės įmonės Marijampolės miškų urėdijos profesionaliuose medžioklės plotuose. Ką norėčiau pasakyti apie medžioklę? Medžioklė vyks kiškių medžioklė, taip pat medžiosime plėšrūnus. Jeigu varime pasitaik stirnos, turime licencijų, 5 skiriame šiai medžiokliai. Būtent pageidautume, kad medžiojami būtų stirnų jaunikliai. Mangutai, kiaunės, kaip sakant, visi plėšrūnai. Kas svarbiausia medžiojant katilų? Svarbiausia, kad medžiotojai bus duodamas garsinis signalas, kurie negirdės, tai kaimynas perspėja kaimyną, kad į katilų vidų nešaunama dėl saugumo vienų kitų. Nuo signalo laiko šaunama tik tai į išbėgančius iš katilo, tai yra į katilo išorę žvėris. Vieną tokią gerbėją iš Mažeikių sakė būtinai įteikit, padovanokit šitą šaliką, šitą skiriamą ženklą. Kad visi matytų, kur tu esi. Kad žemaičių nešaudytų ir šiauliečių. Jeigu griežto reikės žiūrėti.
suvalkiečiai. Pietelė čia tų mokykla, kiti daugiau nemedžioja ten iš šiaurės. Latviai net nežino, kas čia tokia. Smagu. Fantastiška. Nėra geriau. Iššovė zuikį? Tik lapė jojo ir palaukė, kolek praėjo ir pabėgo. Geriausia tai šunis išdūrė. Į kanalą lapė, šunis paleido. Ura, tenai kitai. Ir po to laukia lapė, sėdi kanale. Dar kit šovė, o tie šunis pralikė. Tada šaukia atgal. Šaukia atgal grįžo šunis. Ir, žodžiu, lapė, tie pravarė pro lapę, ta drykta na pusė varė į Via Baltiką. Trečias varimas. Zavakojas dušais. Va žmogus, kuris maudė. Kaip vasara. Konkrečiai. Kaip vasara. Kiek paleidai? Na, 3 žuvų reikėjau. Jau viena lakstė ant kalno porimą, paskui viena iš čia atbėgo ir sakė, iš anos pasisakė. Aš vieną, mačiau, nuėjau šitą sodybą, tai buvo nuėjus, tai 3 paskui iš čia. Viena paskui. Viena paskui kitą, vėjau, čia iš šitos pusės. Dar reikia 8 zuikius nušauti iki pietų. Jau 7? 7 yra. Nu tai gerai, 7, bet dar trūksta 11. Kelintas zuikis šiandieną? Pirmas, iš kiek kelių šūvių? O kelintą kartą šaudė? Iš kelių šūvių? 5 šūvis turbūt. Man tai tinka toks varimo būdas. Smagu vis tiek. Duok paspausti tau. Nu tu dar taip prieš pieną. Tai šovė? Ne, aš nešoviau, o ta pora bėgo, mama ir jauniklis. Tai gerai, tai jauniklį galima. Taip, tai gerai. O čia gal ateities du zuikiai? Ant ten išbėga, vieną čia va tą nuleido? Tai šūvių padaryti? Aš? Čia ne? Ne, aplamai. 3. 3, kaip rezultatas? 0. Šiam varime zuikių buvo gan daug. Buvo 2 stirnos. Kelios lapės buvo. Kiek žinoma, kol kas yra vienas zuikis sumedžiotas. Dar nežinom kitą pusę medžiotų, kas medžiojo. Bet tuoj pamatysim. Lapės kaip visą laiką su liemenėm stipriom. Šatai jų neėma. Su neperžinom liemenėm. O stirnaitė turėtų viena būti jauniklis. Pamatysim, kai nuočiusim vietą.
Trumpam nutraukime zuikių medžioklę skirtą mūsų laidos 16 gimtadieniui, nes dabar laikas reklamai. Vilniaus ginklų išskirtinis pasiūlymas savigynos priemonėms. Įsigyjant graižtinį 6 mm revolverį Alfa, kuriam nereikia leidimo. Vilniaus ginklai, dėklai ir dėtuvio šovinių duoda nemokamai. Dėmesio, gauta nauja Graf medžioklinės aprangos siunta. Norime jums pristatyti naują, šiltą žieminį kvėpuojantį kostiumą, kuris yra sukurtas atsižvelgiant į daugumos medžiotojų poreikius. Kostiumas pasiūtas iš minkšto bei švelnaus audinio, kuris yra sparus drėgmei, neperpučiamas vėjo ir nešiukšdantis. Apranga yra šiuolaikiška ir patogi dėvėti, net ir atšiauriomis klimato sąlygomis. Laukime apsilankant. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kitas sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Keli zuikiai. O lapį matėt? Aha, čia zuikinis, bet... Ir lapės, ir kiškiai visi vienai. Visi ten būsim. Nu, visi ten būsim. Kaip tie kiškiai. Ne, aš lapę nušovė ten tuose krūmus. O kiškiai va čia nušovė kitas vyrukas. Aš ir buvau į kanalas įklimpęs, bet va, iki čia tik dabėgo. Į batus nepapuolė. Įbėgo į batą. Per viršį, jo. Ką darys? Nu, ką darys? Uždraustus ginklus naudoja. Šūvis, žiūrų, žūkis, verčiasi, viskas. Nėra mano zuikų čia. Šaunuolis, Artūrai. Šaunuolis. Malašas. Aš galvojau, gal tau netyčia iššovė tą šautą. Ne, rimtai, kad tas zuikis tikrai buvo toli. Galvoju, po pietų leisinį tokį šūkį.
Tavo akį mačiau iš 200 metrų. Nu, iš 2 ne, bet 100 buvo tikrai. 90. Turi tik 14 zuikių. Tai palauk dar 2 varymai. Ne, varysim tol, kol pasieksim. Taip, kol nebus rezultatas 18, nei žingsnė. 16 tai aš eistatau, 18 sustaisiu. Važiuosim nuo Debaltikos, sėsis, atvarysim. Dauguma. Būna kartais, kai vienais metais nedaug žmogaus. Va, čia dar viena. Ne. Ramu buvo. Visi sotus laimingi jau buvo. Paskutinis varymas, jo. Iki vietų turbūt. Taigi vyrai. Taip, pirmiausia, tai aš paprašysiu pagerbti kritusius žvėris. Taigi vyrai, medžioklė Įvyko ir skaitom pasibaigė. Dabar beliko suvesti rezultatus. Apklausą pravedėm, suskaičiavom, kad visi medžiotojai paleido 123 šūvius. Tu dieve. Sumedžiojom 13 kiškių, 4 lapes ir 1 stirną. Stirnos jauniklį tiksliau. Taip, iš tų šaudžiusių norėtume paskelbti nominantų šios medžioklės. Tai medžioklės džentelmenų būtų Vytautas Tamošiūnas. Žalos nepadariau. Vitukai. Urėdė aš. Donacija Kreivas Vamzdis. Tai būtų Antanas Valenčius. Prašom. Nu ir ką, liko pati svarbiausia šio vakaro nominacija, tai medžioklės karalius. Artūras Viškauskas.
o man nebus geriau kaip Lietuvoj. Tegul svetur upeliais auksą semia, o man nebus geriau kaip Lietuvoj. Toj Lietuvoj šaleliai mylimo. Tikiuosi, kad ne tik medžioklės dalyviai smagiai praleido laiką ir padėjo mums paminėti savo 16 gimtadienį, bet ir jums šis pusvalandis buvo smagus. Pasibaigė ilgai trukęs Ginalo firmos konkursas. Visas nuotraukas surinkome ir atidavėme jas garbingai komisijai, kuri ir nuspręs, kuri nuotrauka verta štili firmos pjūklo. Nugalėtojų paskelbsime kitoje Tauro Rago laidoje. Kitas konkursas, kurį remia UAB Lukoil Baltija, tai prasidėjo. Pakartosiu konkurso sąlygas. Kiekvienoje laidoje pateiksime klausimą. Jūs turėsite iš 3 pateiktų atsakymų išrinkti teisingą atsakymą ir atsiųsti mums adresu osvaldas@tauroragas.lt. Mėnesio pabaigoje Burtų kelių Lukoil Baltija atstovas išrinks nugalėtoją, kuriam atiteks 50 litų vertės kortelė degalams įsigyti. Kas nespėjote užsirašyti, nenusiminkite. Visą šią informaciją galite rasti mūsų internetinėje svetainėje tauroragas.lt. Naujienų skyriuje. Šiandien tiek. Susimatysime po savaitės, o medžiojantiems nei plauko, nei tauko. Iki. Laidos rėmėjas Visos valymo paslaugos. Valumina. Patikimas partneris. Kėbulų remontas. Dažymas kameroje. Transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.